Kągi, sveiki gyvi, kas žiūrite mūsų pinigologijos laidas. Mano vardas Jurijus ir šiandien vėl iš viešos vietos vedu laidą, kadangi kartą per mėnesį mes turime susitikimą su mūsų vidinio rato narystės komitetu čia. Ir jeigu kažką žiūrite pirmą kartą šitą laidą, primenu, kad Starfish Academy misija yra padėti žmonėms siekti finansinės laisvės, verslo arba investavimo pagalba, bet tuo pačiu gyvenant ir harmoningą gyvenimą, tai yra nepamirštant kitų svarbių mūsų gyvenimo sferų. Tuo tarpu mūsų didžiausia vizija yra padėti žmonėms tapti finansiškai nepriklausomais, būnant didžiausioje tokio tipo bendruomenėje, kurioje jie atranda galimybės turėti aplinką mokymus, aplinką dalinimus ir, kas svarbiausia, aplinką bendrų veiksmų darimų siekiant kitokios kokybės pajamų, tai yra pasyvių pajamų. Ir laida Pinigologija savo ruožtu irgi prisideda prie šito tikslo, prie taip pat finansinio raštingumo lygio Lietuvoje kelimo. Kiekvienoje laidoje mes kalbame su jumis apie temas susijusias su verslumu, su investavimu, su asmeniniais finansais. Ir be viso to, kad jūs išgirstate kažkokią temą iš mūsų, jūs taip pat galite laimėti ir mūsų įsteigtų prizų, jeigu aktyviai dalyvaujate laidoje ir užduodate klausimus. Klausimus galite užduoti tiesiai po video esančiame komentarų lauke. Ir tuos klausimus aš laidos pabaigoje mielai apžvelgsiu ir išrinksiu nugalėtoją. Šios dienos tema pas mus yra šiek tiek kitokia. Mes ją pavadinome tokiu nedideliu mini cikliuku 4 sėkmingų žmonių įpročiai. Kodėl būtent šita tema? Todėl, kad mano galva, jeigu jūs užsiimate verslu arba ypač pradedate jau užsiimti, ar planuojate užsiimti investavimu, atitinkamai keletas paprastų dalykų, kurie padės jums būti efektyvesniais, nuveikti daugiau svarbių dalykų, yra tikrai reikalingi ir verti žinoti. Ir šiandien būtent apie pirmąjį iš tų įpročių, be kurio ko gero neįmanoma įsivaizduoti jokio apskritai rezultato nei versle, nei investavime, nei bet kažkokioje kitoje gyvenimo sferoje, yra ne kas kita kaip planavimas. Planavimas, nuo ko viskas ir prasideda, ir ko gero nemaža dalis jūsų, kai žiūrite šią laidą, taip pat planuojate savo tam tikrus tikslus arba ilgesnius laikotarpius arba trumpesnius, bet klausimas yra, kaip tie planai po to virsta rezultatais ir ką darote su to, kad jie virsta rezultatais.
Tai vienas dalykas yra susiplanuoti ir po metų pažiūrėti, kad niekas nevyko, kitas visgi kažką tais daryti, kad tas rezultatas būtų labiau tikėtina pasiektas. Tai vienas iš būdų, kaip aš tai darau ir kaip galite daryti ir jūs, yra metodas, kuris sako, kad nereikia planuoti visko nuodugniai, detaliai nuo taško A iki taško B, kas kai kartą daroma, kartais projektų valdyme, dėl to, kad mūsų gyvenimas yra linkęs mums visokių prinešti staigmenų ir labai dažnai kas keičiasi. Dėl to geriausia nesitikėti, kad viskas vyks pagal planą, bet vietoj to planuotis artimiausią sekantį žingsnį link jūsų tikslo, kurį norite pasiekti ir tiesiog turėti būdų, kaip pasitikrinate, ar tas žingsnis buvo padarytas sėkmingai, tą kryptimį, kurią jūs norite, kad jisai būtų padarytas. Kitaip tariant, jūs turite horizontą, orientyrą, į kurį norite judėti, sakykime, tai gali būti tam tikras rezultatas versle, tarkime, tam tikra apyvarta, kurią norite pasiekti versle, ar tam tikras pelnas uždirbtas, arba jeigu kalbant apie pasyvias pajamas, tai gali būti tam tikras pasyvių pajamų skaičius, kurį norite susikurti. Vienu žingsniu prieš tai jūs turite įsivardyti, ko jums reikia, kad tas rezultatas būtų pasiektas. Pavyzdžiui, jeigu tai yra verslo apyvarta, galbūt kažkoks tai konkretus klientų skaičius pasiektas ar tam tikras produktų skaičius sukurtas. Ar jeigu tai yra pasyvios pajamos, galbūt tam tikras aktyvų skaičius sukurtas, sakykime, nekilnojamo turto objektų tam tikras skaičius, verslų automatizuoto tam tikras skaičius ir taip toliau. Ir tuomet planuojatės nuo savo dabartinės situacijos vieną žingsnį, kurį turite padaryti per pakankamai trumpą laiko tarpą, maksimum 72 valandas, kurį įgyvendinus jūs būtumėte per kruopelytę arčiau savo užsibrėžto horizonto. Tokiu būdu jūs atitinkamai kas kartą darysite tikrai realų žingsnį ir vėlgi pasitikrindami situaciją, pasitikrindami ar juda atitinkamą kryptimį, galėsit planuoti sekantį žingsnį ir tokiu būdu vis artėti prie savo tikslo. Tai štai toks paprastas planavimo metodas, nesigilinant į veiksmus, kurie galbūt turėtų būti padaromi ten po pusmečio ar metų ar ilgesnio laikotarpio, nes pasikeitus situaciją jie bus nebereikalingi, bet turint tris svarbiausius dalykus. Orientyrą, į kurį norite judėti, artimiausią padaromą žingsnį, kurį esate suplanavę ir būdus, kaip pamatuosite, ar tas žingsnis buvo padarytas efektyviai. Kitaip tariant, tam tikros metrikas, kurias jūs galite pritaikyti, pasižiūrėti, ar atitinkamai jūsų padarytas žingsnis davė rezultatą. Pavyzdžiui, pokytis tam tikrų procentiškai pasyvių pajamų arba verslo pelno augimo procentas. Taigi, planavimas yra visas dalykas, nuo ko viskas prasideda. Sekantis žingsnis po planavimo yra disciplina, kuri taip pat dažnai dėja yra įvairiai iškraipoma, visokie trikdžiai neleidžia padaryti atitinkamai tų veiksmų, kurie buvo suplanuoti, bet apie tai jau mes pakalbėsime kitoje pinigologijos laidoje. O tuo tarpu dabar laikas pereiti prie Starfish Academy žodyno rubrikos ir šiandien toje rubrikoje norėčiau pristatyti jums terminą dempingas. Ko gero, kai kam teko girdėti žodį dempingas, kainų dempingavimas, kas yra ne kas kita, kaip arba prekių, arba paslaugų kažkokiu tais pardavimas rinkoje už mažesnę kainą negu savikaina. Kartais įmonės verslai imasi tokių veiksmų tam, kad konkuruoti su savo konkurentais ir dempinguoja kainas, tai yra vis mažina ir įsiviliama į kainų karus, kai prieinama situacija, kai jau parduodamas prekės netgi mažiau už savikainą, tai yra nuostolingai verslui, bet atitinkamai tokiu būdu siekiant, pavyzdžiui, eliminuoti iš kovos tam tikrus savo konkurentus. Ir žinoma, jeigu verslas gali ir turi galimybių tą nuostolį, kuris yra atsirandantis dempingo atveju, amortizuoti, tai jisai tai gali tikrai išnaudoti tam, kad eliminuoti savo konkurentus. Tai nėra labai sąžininga kova, bet kartais dėja taip yra daroma. Tačiau jeigu jūs įsivėlėte į dempingą ir jūs neturite resursų, kaip eliminuoti tą nuostolį, tai atitinkamai tai gali priversti prie pakankamai rimtų problemų jūsų versle ir netgi to verslo bankroto. Taigi, štai tokia šiandien Starfish Academy žodyno rubrika. O dabar trumpa reklaminė pertraukėlė, po kurios grįšime į gyvą eterį ir jame aš lauksiu jūsų klausimų. Primenu, kad juos galite užduoti ne kur kitur, o štai čia tiesiai po video esančiame komentarų lauke. Štai čia, čia kur video esančiame. O dabar trumpa reklaminė pertraukėlė, po kurios klausimus turėsite galimybę ir jame aš lauksiu jūsų prizą. Primenu, kad juos galite užduoti ne kur kitur, o štai čia tiesiai po jos grįžtame į gyvą eterį.
Finansinis stabilumas ir iš principo, ko gero, nuo to prasideda bet koks judėjimas link pasyvių pajamų. Mes norim parduoti nekilnojamąjį turtą, ką mes darome. Mes rubrikoje Starfish Academy žodynas ir šis terminas yra išėjimo strategija. Ir pasižiūrėkime, kokių klausimų jūs esate uždavę. Finansinis stabilumas ir iš principo, ko gero, nuo to prasideda bet koks judėjimas link pasyvių pajamų. Mes norim parduoti nekilnojamąjį turtą, ką mes darome. Mes rubrikoje Starfish Academy žodynas ir šis terminas yra išėjimo strategija. Ir pasižiūrėkime, kokių klausimų jūs esate uždavę. Finansinis stabilumas. Kągi, aš grįžtu į gyvą eterį ir matau jau kai kas klausimus parašėte, Indrė parašė kaip minimum. Primenu, kad užduoti klausimus apsimoka bent jau dėl 3 priežasčių. Jūs gausite atsakymą į klausimą, kuris jums svarbus, jūs padėsite išgirsti jį kažkam kitam ir, žinoma, taip pat turėsite progos laimėti mūsų įsteigtus prizus. Tai, kad duoti jums šiek tiek dar laiko gyvą eterį ir klausimus, jau kai kas taip pat jūsų dėmesį noriu pristatyti ir šio primenu, kad užduoti klausimus apsimoka bent jau dėl 3 priežasčių. Jūs gausite atsakymą į klausimą, kuris jums svarbus, akcija, kuri galioja trumpą laiką, tai yra iki tos pačios dienos vidurnakčio. Ir jūs galite pasinaudoti, kad prizus, tai, kad duoti jums šiek tiek dar laiko gyvą eterį ir šiandien dieną taip pat jūsų dėmesį noriu pristatyti ir šio primenu, kad užduoti klausimus apsimoka bent jau dėl 3 priežasčių. Jūs gausite atsakymą į klausimą. Tai yra paskita kaip akcija, kuri galioja trumpą laiką, tai yra iki tos pačios dienos vidurnakčio. Ir tuos balandžio 1 kad prizus, tai duoti jums šiek tiek dar laiko gyvą eterį ir šiandien dieną taip pat jūsų dėmesį disciplinos ugdymo šio primenu, kad užduoti klausimus apsimoka bent jau dėl 3 priežasčių, siekiant padėti jums padaryti paskitą informaciją, kurios išgirsti internetuose, kuris sveikatos ir tuos balandžio 1 kad prizus, tai ką šiandien jūsų dėmesį šiandien dieną pat jūsų dėmesį disciplinos ugdymo šio primenu, kad užduoti klausimus apsimoka bent jau dėl 3 priežasčių, siekiant padėti jums padaryti paskitą informaciją, kurios išgirsti internetuose, kuris sveikatos ir tuos balandžio 1 kad prizus, tai ką šiandien jūsų dėmesį šiandien dieną pat jūsų dėmesį disciplinos ugdymo šio primenu, kad užduoti klausimus siekiant padėti jums padaryti paskitą informaciją, kurios išgirsti šalies, net gyvai dalyvausime ir ką šiandien jūsų dėmesį šiandien dieną pat modų pilną disciplinos ugdymo šio siekiant padėti jums padaryti paskitą informaciją, pasižiūrėsim, kodėl čia 2 balsai dabar girdisi. O dabar? Ar dabar vis dar girdisi 2 balsai? Ar jau dabar 1 balsas girdisi? Kaip šiuo metu yra? Jeigu dabar gerai girdisi, tai tuomet parašykite, kad jau girdisi tvarkoje. Jeigu geriau pasidarė. 1, 2, 3, aš girdžiuosi, aš dabar gerai. Dabar viskas ok, tvarkoje. Tai nežinau, kurioje vietoje nesigirdėjo, bet primenu tiesiog dar kartelį tuomet, kad į gyvenimo būdo transformacijos programą, kuris startuoja balandžio pradžioje, jūs turite galimybę su kodu PIN 0309 užsiregistruoti žemesnę kainą svetainėje gyvenimobūdas.lt ir prisijungti prie tų dalyvių, kurie dalyvaus kurse kartu su manim, nes aš irgi būsiu ne tik mokytojas, bet ir dalyvis, darydamas visas užduotis kartu su jumis, galėsiu irgi pasiekti geresnių rezultatų ir taip pat motyvuoti kartu ir jūs. Taigi gyvenimobūdas.lt, kodas PIN 0309.
O dabar klausimai ir štai matau Indrės klausimas kaip tik, kaip atskirti, kuris investicinis produktas parduodamas žemesnė nei rinkos kaina. Klausimą, jeigu teisingai supratau, Indrė, tai pamėginsiu paaiškinti atsakymą, bet jeigu kalbėti apie investicinius produktus, sakykime, tokius kaip akcijas, tarkim, investiciniai fondai, tai atitinkamai yra strategijų, kaip galima nustatyti, ar jų kaina yra neįvertinta ar pervertinta. Vienas iš tokių rodiklių yra vadinamas PE santykis, tai yra price to earnings, taip tariant, dalinama yra vertybinių popierių akcijos kaina iš tos įmonės rezultatų, iš pajamų ir tiesiog žiūrima, koks santykis gaunamas ir atitinkami tiesiog skaičiai, kurie rodo, ar tai yra pervertinta akcija arba pigiau kainuojanti akcija, negu jos rezultatai yra. Tai žinoma, tai nėra vienintelis rodiklis, yra ir kiti rodikliai, bet vertybiniams popieriams tie rodikliai tikrai yra ne vienas ir ne du sugalvoti. Jeigu kalbėti apie, pavyzdžiui, nekilnojamąjį turtą, investicinis produktas, nežinau, ar tai turėtų omeny, bet investicinis galbūt sandoris ir panašiai, tai atitinkamai irgi tą galima nesunkiai pažiūrėti. Rinkoje radus kainų vidurkius, kurie yra arklodės skelbiami ir šiaip, sakykime, sandoriai.lt yra svetainė, kur galima nusipirkti informaciją už tai, už kokias sumas buvo padaryti per artimiausią laikotarpį praėjusi kažkokie sandoriai. Na ir tuomet atitinkamai žinant objekto kainą, už kurią norite įsigyti, tai galite padaryti jau analizį nesudėtingai. Pats paprasčiausias būdas, netgi šito nedarant, yra tiesiog nubraukti 2 nulius nuo kainos, kuri yra prašoma už objektą ir pažiūrėti, ar galite už tokią sumą jį išnuomoti. Na, tarkim, jeigu objekto kaina yra 400 000 eurų, jeigu už 400 eurų tokį objektą galite išnuomoti, reiškia, kaina nėra užaukštinta. Jeigu negalite, tada atitinkamai yra prašoma per daug. Jeigu galite dar ir brangiau išnuomoti, na, atitinkamai kaina tada tikrai yra patraukli. Taigi, tokiu būdu. Dar klausė Indrė, kokius didžiausius iššūkius matote tinkamai planuojantis? Didžiausi iššūkiai tinkamai planuojantis, labai geras klausimas, Indrė. Iš tikrųjų, ko gero dažniausiai yra tai, kad, kaip ir minėjau, mūsų gyvenime nutinka ne viskas taip, kaip mes suplanavome, ir jeigu mes suplanuojame per daug viską tiksliai, na, pavyzdžiui, kad ir dieną savo suplanavome ten vos ne minučių tikslumu ir kažkas įvyko, viskas, visa mūsų dienotvarkė važiuoja šuniu nuo degos. Dėl to viena iš rekomendacijų, ką galima būtų daryti, kad to neįvyktų arba mažiau įvyktų, tai yra planuotis su rezervu. Kitaip tariant, savo dienotvarkėje įterpti rezervinius blokus, kuriuose nebūtų numatyta tam tikro konkretaus veiksmo, susitikimo ar ten kažkokių darbų darimo, bet tas blokas būtų rezervuotas, tarkim, valanda per dieną ar daugiau, eliminavimui neplanuoto atsiradusių darbų arba kažkokių, tai sakykime, gaisrų gesinimų. Ir tuo pačiu taip pat jisai būtų galimas išnaudoti tada, jeigu, tarkim, pasislinko kažkurie tais darbai dėl staiga išlindusios nenumatytos situacijos. Tai lygiai tas pats yra ir su planavimu ilgesniu laikotarpiu. Kaip minėjau, pavyzdžiui, jeigu suplanuosite detaliai veiksmus, sakykime, kaip jūs norite tenais versle pasiekti 1 000 000 eurų apyvartos, tai gali būti, kad vidury to plano teks jį gerokai koreguoti. Dėl to, kad įvyks kažkas ten nenumatyto. Ekonomika smuks žemyn, klientą prarasite, dar kažkas. Todėl geriau yra planuotis konkretų veiksmą trumpesniam laikotarpiui ir turėti tiesiog orientyrą bei galimybės susikalibruoti, pažiūrint, ar jūsų kryptis nenušoko kažkur, ar judate vis tos pačios krypties kryptimi, tiesiog pasimatuojant kas kartą po mažesnio veiksmo padarymą. Taip, dar klausė Indrė, kokias dažniausiai matote finansinės nepriklausomybės planavimo klaidas? Ko gero, viena iš populiariausių yra tai, kad nusimatomas per trumpas laikas, per kurį norime pasiekti ją. Labai dažnai žmonės neįvertina savo galimybių, numato per greit ir nuliūsta, jeigu to nepadaro. Iš kitos pusės taip pat ir per ilgas laiko tarpas, kai numatomas labai ilgas laikotarpis ir tada gaunasi atvirkščiai, žmogus nelabai kažką tais ir daro. Tai čia svarbu nusimatyti tokį laikotarpį, kuris verstų jūs pasistengti daugiau, negu jūs darote šiuo metu, bet tuo pačiu ir nebūtų per greitas, įvertinant jūsų turimas žinias, patirtį, ir resursus, su kuriais startuojate. Taip. Kas daro mums kokių klausimų? Uždavė štai Vidas klausė, ar verta pirkti sidabrą. Vidai, verta pirkti tiek sidabrą, tiek kažką tais kitą, jeigu žinote, dėl ko perkate. Taip tariant, jeigu pirksit sidabrą ir nežinosite, ką su juo po to darysite, tai atitinkamai tikrai neverta.
Jeigu žinote, dėl ko perkate ir tai yra galimybė, pavyzdžiui, vienas iš būdų pirkti jį dėl to, kad tai yra apsauga nuo infliacijos, apsaugant jūsų pinigus, įprastai, istoriškai sidabras, auksas visą laiką atsveria infliaciją, tai tada atitinkamai verta pirkti. Tai klausimas, ar žinosite, kada jį parduoti, ką su juo daryti, čia jau kiti dalykai, atitinkamai tai turite susiplanuoti ir suvokti, kad sidabras ir auksas tai nėra trumpalaikė investicija, kur šiandien nupirkau, ten po mėnesio pardaviau ir uždirbau. Galbūt tai pavyks, bet iš tikrųjų maržos, už kurios yra perkamas ir parduodamas sidabras, fizinis ypač, jos yra pakankamai didelės, dėl to sidabro ir aukso investicijos yra šiek tiek dėl kitų priežasčių perkamos, o ne tam, kad iš jų greitai pasipelnyti. Tai jeigu tikslas nėra greitas pasipelnimas, tuomet taip mano portfelį irgi sidabras ir auksas yra sudarantis tam tikrą dalį, kaip apsauga nuo infliacijos ir pinigų nuvertėjimo taip pat saugiklis. Taip, dar keletas klausimų. Vaidas klausia, kokios kvadratūros butai bus patraukliausi nuomininkams 10 metų bėgyje? Ar išliks vieno kambario butai, ar verta investuoti į didesnius butus? Vaidai, jeigu būčiau pranašas, žinantis, kas po 10 metų įvyks, tai, ko gero, mano dabartinis portfelis jau būtų kone geriausias pasaulyje. Mano galva, iš tikrųjų, galima tik tais daryti tam tikras prognozes, bet su prognozėmis visą laiką yra tokia tikimybė 50%, kad išsipildys, 50%, kad neišsipildys. Tai labai tiksliai išprognozuoti laikotarpį 10 metų yra sudėtinga, geriau yra stebėti tam tikras tendencijas ir iš to daryti išvadas. Mano galva, bendrai paėmus didesnės kvadratūros butai tikrai nebus tai, kas staiga taptų populiaresni negu mažos kvadratūros. Dėl to, kad skirtingam žmonių grupėm reikia skirtingo būsto. Ir jaunoji karta, kuri visą laiką atitinkamai yra įsiliejanti į ekonomiką, jie niekada nereikės didelio būsto dėl to, kad dar šeimos nėra sukūrusi arba tik bekurianti šeimą ir finansinės galimybės kitos jų yra. Kitas dalykas, jų gyvenimo būdas yra gerokai mobilesnis. Bet jeigu žiūrėti naują kartą, kuri yra dabar atėjusi į ekonomiką, tai jų gyvenimo būdas nėra toksai sesus, koksai buvo, sakykime, tenais demografinio sprogimo kartos atstovų, iš to ir atsirado paklausa tokie mažiem būtam. Tai 10 metų laikotarpėje manau, kad ta karta vis dar bus ta pati karta, kuri vyraus ekonomikoje ir dėl to tam tikrų didelių kažkokių tais pokyčių neturėtų būti. Tikėtis, kad naujoji karta, kuri užaugs, sakykime, ateinanti dabar, nežinau kaip jinai vadinsis, jau gal nebe millennium, dar kažkokia kita pavadinimą sugalvos, kad jinai staiga pakeistų savo poreikius ir pradėtų norėti didelių būtų taip, kaip buvo ten, sakykime, prieš 50 metų, mažai ko gero tikėtina irgi taip, nes pasaulis eina daugiau bendrai link tos globalizacijos, link mobilumo, link judėjimo laisvės ir taip toliau. Tai dėl to atitinkamai tie maži būtai tapo tokie populiarūs ir sakyčiau, kad galbūt artimiausio laikotarpiu tikrai turėtų ir išlaikyti savo tą kryptį. Taip, dar Lindrė klausia. Taip, 2 kvadratūros. Koks yra optimalus PA? Nuo rinkos labai Indrė priklauso, Lietuvos rinkos, Amerikos rinkoje tie PA santykiai tikrai yra skirtingi ir bendrai paėmus, sakykime, dabar, man atrodo, PA yra priklausoma nuo vėlgi rinkos, sakykime, 30, kas yra reiškia, kad 30 metų maždaug 30 metų atsiperkamumas yra. Tai jau yra pakankamai, tarkime, didelis atsiperkamumas, jeigu, tarkim, 15 PA, tai 15 skaitomas pakankamai normalus atsiperkamumas. Ir kuo žemesnis PA, tuo atitinkamai reiškia, kad yra mažiau įvertintas akcijas, bet vėlgi, čia priklausomai nuo rinkos. Taip, Sergejus klausė, ar planuojate parašyti naują knygą, jeigu taip, tai kokią? Sergejus iš tikrųjų jau jinai yra rašoma ir ne tai, kad rašoma, bet tai rankraštis atiduotas į leidyklą jau yra ir jinai yra apie trumpalaikę nuomą. Teisinys, galima sakyti, mūsų prieš tai parašytos knygos. Investavimo nekilnojamo turto paslaptis trumpalaikė nuoma, tai šiais metais jinai turėtų išvysti jau dienos šviesą ir ją galima jau įsigyti iš ankstinę kainą. Rezervuotis vieną kopiją savo, tai nuėjęs į svetainę trumpalaikė.ntpaslaptis.lt pasviras / knyga. Tenais galima tai įsigyti. Ok, gerai, tai šiandien klausimų jau yra pakankamai, belieka dabar išrinkti nugalėtoją, tai Vaidas, Indrė, Sergejus pretenduoja, Vidas, tiksliau atsiprašau, jo, šitie žmonės šiandien buvo aktyvus dalyvaujant. Tai šiandien aš prizą norėčiau įteikti
Ko gero Vaidai norėčiau pačiam įteikti prizą, nes jisai iš dalies šiek tiek susijęs su planavimu. Irgi taip, tai yra su planavimu, kaip mes planuojam savo investicijas į ateitį ir ko tikimės iš to, ar bandom nuspėti kažkokius dalykus, bet kaip ir minėjau, kadangi pasaulis yra pakankamai greit besikeičiantis ir gyvenimas neprognozuojamas, tą sudėtinga padaryti, todėl geriau planuoti veiksmus, sakykime, turint horizonte ilgesnį orientyrą, bet konkrečius veiksmus trumpuoju laikotarpiu. Tai pačiam už tai, Vaidai, kaip tik yra dovanojamas vienas iš mūsų kursų pavadinimu 10 žingsnių pinigų link. Šiokias tokias idėjas apie tai, kaip padidinti savo pajamas, jame kaip tik galės būti panaudotas paties. Tam, kad jį gauti, reikia parašyti į Starfish Academy Lietuva Facebook'o puslapį ir mūsų merginos pasirūpins, kad kursas patektų į tavo paties pašto dėžutę netrukus ir galėtum jo pradėti naudotis. Tai štai tokia dovana šiandien Vaidui. Tuo tarpu primenu dar kartelį pabaigai apie dienos akciją, kuri galioja iki šios dienos vidurnakčio pabaigos. Tai yra galimybė prisijungti prie 21 dienos programos, aktyviai padirbėjant su savo ir finansų, ir sveikatos, ir su kitom sferom, svetainė gyvenimobūdas.lt ir su kodu PIN 0309 galite tai padaryti, jeigu spėsite pasinaudoti juo iki šios dienos vidurnakčio. Tiek šiandien pinigologijos laidoje, dar kartelį linkiu Jums geros dienos ir susimatysime po savaitės toje pačioje laidoje, tuo pačiu metu 18:30, kur kalbėsime apie discipliną ir būdus ją visgi išlaikyti tvirtesnę. Taip pat, jeigu norite pažiūrėti ankstesnes laidas, galite nueiti į svetainę pinigologija.lt, mūsų YouTube kanalą arba į Starfish Academy Lietuva Facebook'o puslapį, kur galite rasti ankstesnių laidų įrašus. Dar kartelį geros Jums savaitės pradžios, geros dienos ir susigirdėsime visiškai netrukus. Sėkmės!